Sveiki, mėlyje, jau mūsų naujas epizodas, dar vienas epizodas, labai džiaugiamės, kad jau jų daugėja ir tikiuosi, kad jų nuolat ir daugės. Ir šiandien turime ypatingą svečią tarp mūsų, tai sesė Marija. Sveiki. Sveiki, labai malonu prisijungti prie jūsų, jaunųjų entuziastų, kurie skleidžia tą dievo buvimą tarp mūsų, tarp jaunų. Tai nuostabu tikrai. Dėkoju, kad esu šį vakarą pakviesta bendradarbiauti, pakalbėti su jumis. Tai dabar mes esam čia pasiruošę truputėlį klausimų jums, kur galbūt būtų įdomu ir išgirsti ir jaunimui, ir ne tiek jaunimui. Tai pirmas mūsų klausimas būtų, gal toks labiau ne klausimas, o prašymas, gal galite trumpai prisistatyti, kas jūs, iš kokios kongregacijos jūs. Esu sesuo Marija iš Šventosios šeimos kongregacijos, kur mūsų tokie pagrindiniai namai yra Marijampolėje ir mūsų čia yra nemažai, gal apie 10 sesučių. Ir aš darbuojuosi su jaunimu, ruošiu sutvirtinimo sakramentus. Tai va, tai toks trumpas pristatymas. O dažnai ir net ne tik jaunimui, bet ir suaugusių tarpe, ir man dabar neseniai prieš keletą savaičių teko girdėti, bet tai ar visos vienuolės tokios pat, ten matom vienų drabužiai skiriasi, tai vat kaip jūs pristatytumėt, ar visos vienuolės yra vienodos, ar yra kongregacijų daugiau, kuo skiriasi ir drabužių irgi spalvos gali išduoti, kokia kongregacija priklauso sesė? Taip, Lietuvoje tų kongregacijų sesučių nėra labai daug ir mes atpažįstame vienos pilkos, mūsų matote yra pilkos, su taip pat ir vėliumukas yra su kraščiukais, vienos yra baltas, kitų kongregacijų yra mažiau baltas arba visai nėra. Ir yra apaštalinės seserys ir tokios kontempliatyvios. Reiškia, mūsų apaštalinės seserys, kur mes dažniausiai einame jau į savo tarnystės irgi su abitu. Ir tokios esame gal tokio trupučiuką laisvesnio, pavyzdžiui, poilsio metu, ar tai atostogų metu galite jūs pamatyti mus, ar tai su dviračiais važinėjant, ar su riedukais, ar pėsčiomis žygiais einant, ar su baidarėm. Jau nebūsime su abitais, bet, kaip sakant, būsime kitokio pavidalu. Tai tas abitas nėra mums labai jau čia dieną naktį, mes jau taip jau yra toks laisvesnis. Laisviau, ar ne? Taip, laisviau. O spalva pasirinkta, mes esame tokio Švento Pranciškaus pėdomis, kur mūsų tas Šventas Pranciškus yra toksai artimas, tai ta pilka spalva tokia paprastumo spalva. Mes kaip šeimos seserys, šeiminiškumas ir paprastumas, ar ne? Tai mes todėl turbūt ir tą spalvą pasirinko tokią, kad nebūtų, sakant, kaip plentur, ne? Ir važiuoja ir čia tokia pilka spalva. Ir taip pat, kaip ir šeimos, ar ne, tokia ne per daug nei išryškinanti, nei rėkianti, nei tenais užsijuodinė, bet tokia kasdieniška, tokia spalva, kuri. Tai pakalbėjom dabar truputėlį, kas skiria tas visas vienuolės, visas seseris. Gal galit dabar tada papasakot, kas jungia visas tas vienuolės? Taip, jungia, tai 3 yra įžadai. Ne? Yra neturtas, ne, kur yra, mes jau irgi sekame to neturto įžado, kur yra kaip ir visi šventieji, ar ne, ir kaip ir Kristus buvo neturtingas. Mes žiūrime į Evangeliją, ar ne, kur Kristus sako, Jėzus sako, kas nori sekti paskui mane, tai įsižada pats save, ar ne, pasiema ir kad seka, ar ne, to neturtingo. Reiškia, neturtas yra skaistumas, ne, tas skaistumas reiškia būti tame, atsiduoti viskas irgi Kristui, ne, dėl Dievo karalystės. Ir paklusnumas. Ne, viskas yra tai paklusnumas, kad kaip Jėzus klausė dangiškojo tėvo, kaip mes klausome irgi bažnyčios, ne, popiežiaus, vyskupų, vyresniųjų, tas yra paklusnumas. Tai tie yra ir tokie išskirtiniai turbūt
dalykai, įžadai, kurie mes esame tos išrinktos dangaus karalystėje. Labai įdomu. O ar esate kada nors gyvenusi arba keliavusi už Lietuvos ribų? Taip. O čia beveik mėgstu, aš kaip sakant, važiuoti į užsienį ir kaip tik mūsų kongregacija buvo, jau 3 metai kaip užsidarė, buvo mūsų misija Romoje. Ir seseris ten turėjo misiją 32 metus, turėjo tarnystėje Romoje. Tikrai man pačiai teko būti 9 metus ir tikrai labai, labai patenkinta ta tokia patirtim, nauja patirtis, kuri yra už Lietuvos ribų, kur gali pamatyti ir kitą šalį, ar ne, pažinti ir kaip jie gyvena, ar ne, pajusti. Ir taip pat Roma yra išskirtinis dalykas, tai yra, kaip sakant, kaip ir mažoji Teresėlė sako, bažnyčioje būsiu meilė, o Romoje visi keliai veda į Romą, ar ne? Visi šventieji skelbimi Romai. Nu tai kažkas yra, nu tikrai bažnyčios širdis Roma, kur vyksta, tai yra, nu, didelė malonė. Tai kažkaip tai tikrai teko, taip sakant, būti ir esu labai laiminga tą patirtimi, to buvimo Romoje, toje tarnystėje. O ar skyrėsi labai ta kultūra, ta pati Talino, Lietuvos, ir kas galbūt įstrigo, kas labiausiai jūs sužavėjo gyvenant tuos 9 metus Romoje? Žinoma, skiriasi. Žiūrėkit, jau čia jau lietuviai, nu vis tiek, jau net ir pirmiausia orai, ar ne? Skaitykit, klimatas. Čia šaltoka, o ten šilta. Šilta, gražu, nu ta šiluma labai. Ir taip pat ne vien tik tais klimatas, bet ir taip pat ir žmonės. Jie tokie šilti, nu, pietiečiai. Nu, tokie labai džiugus, labai, kaip sakant, mėgstantis bendrauti. Ir ar tai eina į bažnyčią, jie visą laiką kažkaip pastebėjau, tas yra su šeima, ar ne? Jie nėra taip atskirai, bet viskas šeimoje. Ar tai eina į bažnyčią, ar tai kažkokie susirinkimai, ar ką, ar eina valgyti tenais į tas kavinės. Ir visa šeima, tai tas labai, man, tas džiugu, ar jie eina pasivaikščiot, tas toksai bendrystės. Bendrystė yra, ne? Jo momentas ir va tokie jie labai kažkaip tai vienas su kitu ir mėgsta džiaugtis. Ir mėgsta taip pat italai labai mėgsta švęsti šventuosius, o jie tai švenčia po savaitę. Ir kai jau būna, jau tada būna savaitė kaip ir pas mus, sakom, 9, ar ne? O pas juos yra savaitė tokių, kaip visa gatvė vos nebūna tada jau, kaip sakant, išpuošta ir tenais ir gali ir pavalgyti, ir nusipirkti kažkokių dalykėlių. Ir taip pat būna ir jaunimui kažkokie, ar tai sporto kažkoks renginys ten bėga, ar tai būna taip pat jaunimo diskotekos kažkokios laukia, ar ten koncertus pakviečia. Nu, kad įtraukia ir visokius, ar ne? Būna mišios, žinoma, bet tuo pačiu ir būna kažkas tokie, kas apjungia. Ir labai dažnai jie tada irgi eina aplinkui miestą su švenčiausiu, su savo šventaisiais jie. Ir aš kaip tai, ne tai kaip čia greitai mes tik tais aplinkui bažnyčią, bet jie kažkaip per miestą. Ten trunka vos ne porą valandų, jie gieda, labai mėgsta giedoti taip ir garsiai ir skanduoti, kad kažkaip tai visi šalia esantis jau žmonės ten atsidaro langus ir laukia to palaiminimo, kada su švenčiausiu ateina ir palaimina, ar ne? Taip, tada ten, pavyzdžiui, pro ligoninę eina ir tada jau ligoniai, ten daktariai sako, mes dabar už jūs pasimelsime. Ir dabar pasimeldžia, paskui dabar teiksime palaiminimą. Nu kaip gražu, ne? Ir tokia paskui jie labai ten tokie džiugus, tada Vyva ten Sant Antonijų, ar ne? Ir tenais tada ploja. Jie tokie labai mėgsta išreikšti savo tokią, garsiai, kad va taip energingai, ta džiaugsma tokia. Ir paskui ant galo, jau paskutinę dieną visą laiką vakare būna fejerverkai. Tai čia yra įspūdinga. Kažkaip tai mes tai preparatai fejerverkai tik tais per naujus metus. O jie, reiškia, šventieji yra labai svarbu ir galima taip pat džiaugtis, ar ne? Teikti tą džiaugsmą, kad gali visi ateiti ir džiaugtis ir tuo džiaugsmu, kuriuo
jie moka. Ne? Tai va tas man labai patiko kažkaip tai va, ypač tuos šventuosius, kaip jie myli, ne? Ir taip tą bendrystę, jie labai tą išgyvena, tą bendrystę. Tas toksai džiugiai, ar ne? Visus taip pažadina, pabudina kažkaip tai, ar tai ten taip pat teko dalyvauti irgi, mėgstu prie jaunimo, čia prisijungiau, naktiniai ėjimai. Tai pavyzdžiui, kai ir tenais eina ten Filipo Nero bendruomenė, kur visą naktį eina 7 valandą mišios, šventos mišios, paskui po 7 bažnyčias. Po 7 bažnyčias, nors bažnyčios uždarytos, bet eina maždaug apie kokią 100 tūkstančių ten jaunimo. Ir paskui prie kiekvienos bažnyčios būna katekezė, ne? Truputėlį bažnyčia būna uždaryta, bet pavyzdžiui, dažnai būna tas per 7 bažnyčias, tai prieš šventosios dvasios atsiuntimą, ar ne? Kaip 7 šventosios dvasios dovanos. Ir katekezė, ir trupučiuką tada giesmės, ir toliau eina. Ir taip visą naktį iki ryto, 7 valandą, ryte jau baigė ten Marija Madžiorė, ar kažkur tai jau užbaigė, ar ne? Ir kai eina labai irgi įspūdingai per centrinę stotį, kur ten yra didžiulė ta terminė stotį, žinai, ir gieda visų šventųjų litaniją. Tokia, žinai, masė. Tai yra įspūdinga, tai visi žmonės, kažinais darosi, bet tai va, tai tikras liudijimas. Tai kažkaip, sakau, italai, jie mėgsta tą bendrystę ir jie nebijo kažkaip taip tokio eina su džiaugsmu ir nori pažadinti tas širdis. Pas mus dažnai kartais susivaržė, ne? Būnam kažkaip pas mus tokio nėra iš labai didelių iškilmingumų. Nors, aišku, procesijos, tai pas mus bazilikų iš tikrųjų iškilmingus būna, galima drąsiai teikti. Taip. Bet tas mūsų temperamentas, turbūt lietuviškas, tas toksai kuklumas, va taip tyliau, ramiau, ar ne, toksai yra kitoks. O va, gal jie kaip pietiečiai, tokie, jie mėgsta labai, tą tokią bendrystę apsikabinti, išreikšti, kad toksai, būna ryškus labai. Tai va. O jūsų kelionėse užsienyje, ar jūs vykote kokiais nors piligriminiais keliais, ar tai gal važiavote su dviračiu, nebūtinai ant kojų? Taip, būtent tuos metus aš labai mėgstu dviratį, čia labai pataikėt gerai, ir aš važinėjau beveik kiekvieną dieną važiuodavau su dviračiu. Tai žinot, pati geriausia transporto priemonė yra dviratis. Ypač Romoje, kai didelė mieste, tada gali nuvažiuoti ir į vieną baziliką, ir į kitą, ir aplankyti, ar ne, net ir iki jūros, ten galima, aišku, ten tolėliau, ten 30 km, bet yra labai gera transporto priemonė, nes matot, kai didelis miestas, tai daug trafiko, daug tenais tų mašinų, daug visokių, o tu čia važiuoji su dviračiu aplenki ir gali sudalyvauti vienoj šventėje, ar ne, pas vienus šventuosius, pas kitus, tai kažkaip tai aš labai taip ir, pasakant, žinodavau, tai viena šventė yra tuo metu, nuvykstu su dviratuku kitur. Taip pat teko dalyvauti ir tokiam kaip ir tikram tokiam žygutį, čia iš Lietuvos. Čia gal prieš kokį irgi net neatsimenu, prieš 6 kokius ar ten 7 metus. Ten su vienu kunigėliu mes irgi organizavom su gal kokie 8 jaunuoliai. Važiavome su dviračiais į Brunono, kur šventasis Brunono į Lenkiją, kuris buvo pirmasis kaip ir toks apaštalas, kuris nešė Evangeliją į lietuviam, ar ne, nors jis, kaip sakant, buvo gudžioji, kaip sakant, dar toj mūsų Lietuvoje dar buvo pagonis, ar ne, ir jis nepasiekė Lietuvos. Bet va tokį kelią mes važiavom būtent su dviračiais, tai važiavo šalia ir autobusiukas, ir kartu, nes buvo apie 1000 km, ir mes taip kažkaip tai įveikėm. Tai buvo irgi nuostabi kelionė, kur irgi stengiamės, kad būtų kiekvieną, arba ne kiekvieną, kas antrą dieną, kad būtų šventos mišios, ar ne, nes buvo ir kartu kunigas, tai visą laiką turėjome ir mišias, ir tokio pasidalinimo, ir tai buvo ir pataikėme jau paskutiniai vietoje, ten buvo, kur Švento Brunono tada ir vyskupas, ir ten jau buvo Lenkų labai jau ten didelė šventė, tai žinau, kad mes ten, būtent į tą mes ir ten važiavome. Tai tokia buvo irgi beveik ten
savaitę kažkur tai važiavom, tai irgi tai nuostabi kelionė. Tai va, būtent grinai su dviračiais. Tai Aišku, visko buvo ir nukritom truputėlį. Labai pasiuk. Buvo taip, važiavom, nu žinot, mes aišku labai tokie, kaip sakant, nebuvom tikrai labai pasiruošę kaip reikėjo. Mes buvom be šalmų, bet, žinot, labai tokie atsipūtę. Ir važiavom keliuku, aišku, tais keliukais važiavom, kur ne greitkeliais, bet vienu keliu važiavom ir taip pravažiavo tralas. Ir žinot, kažkaip tralas jisai taip paėmė ir, ar tai norėjo pasveikinti mus ar ką, ir papypsidavo. Ir žinot, įsigandom, nukritom ten į griovį. Bet nieko. Ir paskui pasitaisėm, nusivalėm ir toliau keliavom. Svarbiausia nesustot. Nesustot, jo. Tai buvo tokie su tokiais džiaugsmais. Arba ten pas tokią vieną močiutę atėjom, tai irgi buvo toks kaip ir anekdotas paskui. Gero po truputį. Atėjom pas tokią močiutę paprašyti vandens. Ir jinai sako, oi, mūsų šulinukas labai geras, tikrintas viskas. Mes jau jaučiu, kad jau kvapas, neklausiu. Jau geriau neint, bet jinai taip sako, tikrintas viską, bet neaišku, kokiais metais, žinai. Aš jau sakau, taip, ir piluosi į tą jau buteliuką. Tai sako, ko tiek mažai? Sakau, gero po truputį, jūsų labai geras vanduo, negalima išsisamdyti. O iš tikrųjų buvo, žinot, bet negražu buvo, moteriškai pasakyti, kad jisai, nelabai geras. Tai va, tai tokie visokių, ir paskui buvo ir anekdotas, gero po truputį, ir kai mes pasakom gero po truputį, žinom, ką tai reiškia. Tai va, taip gimsta anekdotai. Tai va, tai čia tokia iš tų kelionių. Bet vis tiek jūsų nepaleido tas keliavimas ir keliavimas dviračių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, ar ne? Šio pomėgio neatsisakė. Taip, šio pomėgio neatsisakau, likščioliai irgi dažnai mane galite Marijampolį čia sutikti, važiuojant su dviračiu. Kartais mes čia ir su jaunimėliu, čia prieš kelis metus irgi važiavom, ar tai Lūgnę važiavom aplankyti palaimintojo Jurgio. Ar tai pėsčiomis einam, ar tai, dviratis tai kažkaip tai mano toksai draugas, toks laisvalaikio. O dabar truputėlį į tokią linksmesnę dalį pereiname. Ar žmonės kartais, arba ne kartais, gal dažnai smalsiai arba keistai reaguoja į jūsų aprangą, ypač kai gal su dviračiu važiuojate? Žinokit, Romai tai net keista. Būdavo važiuoju, tai apsipirkti ar kažkur tai važiuoju ir iš karto šaukiu. Sorella, bonjour! Aš ten kartais būdavau ir susijonu, bet kartais būdavau ir nesusijonu, žinot, kartais, bet, kaip sakant, jau veido nepakeisi. Tai va, tai toksai, kaip iš karto turbūt matosi, nei dažyta, nei tenais frizuruota, nei kažkas tai, nei lakuota, nei tenais auskarų. Bet va, sakau, atpažįsta, nežinau. Dviračiu važiuoju, net Sorella, bonjourno. O Lietuvoje kaip? Lietuvoje, irgi atpažįsta. Atpažįsta. Gal, aišku, lietuviai nėra tokie labai, laisvi, kad sveikintųsi, ar ne? Lietuviai ne visą laiką. Santūriai viską taip jau nuleidžia kitas ir praeina, ar ne? Pavyzdžiui, Italijoje tu ten eisi, tai nesvarbu, ar tu nepažįsti, bonjourno, toks pasisveikinimas. O Lietuvoje tai taip pirmas gali pasakyti, tai tada pasisveikinsiu, o taip. O koks juokingiausias klausimas, kokį esate gavusi per savo tą visą tarnystę iš kokio nors žmogaus? Bet irgi susijęs su ta jūsų tarnystė. Tai kai čia buvo tikriausiai Lietuvoje, man atrodo, alfa kursuose, kai būna, kur žmonės ateina ir jau irgi, kaip sakant, pradeda pažinti ir taip, sako, šventos šeimos seseris. Tai galvojam, kur čia jūsų tie vyrai? Kur čia tie jūsų vyrai, kur čia jūsų vaikai? Tai va, tai labai įdomu, kad va, apie seseris ir sako, šeima, tai kur tie jūsų, kur jūs ten. Dar žiedą pamato. Taip, yra žiedas. Iš vis jau garantas tikras. Tai va, tai toks, man atrodo, labai yra džiugus klausimas.
Ir gal dabar truputėlį toks klausimas rimtesnis, kaip merginai arba nebūtinai merginai ir vaikinai atpažinti, kad juos Kristus kviečia į vienuolinį arba kunigišką pašaukimą. Nu ką, tai turbūt irgi, galim sakyti, nu tokiam plačiam žvilgsnį, tai yra meilės klausimas. Kaip vaikinas pamato merginą, ar ne, pradeda draugauti, o čia pašvestam turbūt Dievo valia, ar ne, kaip irgi traukia kažkas, tai traukia turbūt, ne, bažnyčia, traukia vienuolės, ar ne, gal pasižiūri kažkur tai, kaip gyvena, ar ne, nu tokia yra kaip ir, galim sakyti, kaip ir sako, ne jūs mane įsirinkote, bet aš jūs įsirinkau, ar ne, tai kad viešpats patraukia ir kartais ir net nežinai, bet tave traukia, ne, tada tu pradedi domėtis, ar ne, ir paskui po truputėlį gal tu kažkaip tai susidraugauji, ar ne, ar tai išdrįsti ateiti, ar ne, išdrįsti kažką tai žengti, kažkokį žingsnelį, tada ta draugystė tokia būna, tada ateini, žinai, nu, ir turbūt, nu, tas yra širdies, nu, ta tokia, širdies trauka, turbūt, širdies, nu, kažkas viduje yra, ne, klausti, būna širdies, nu, širdies klausimas, meilės klausimas. Tik paskui gal tu, žinai, netristi pradžioj, gal, ai, nu, čia, bet tu, žinai, jeigu jau klausi, tai jau, reiškiasi, kažkas yra jau ten tau, ne, paskui gal kažkaip tai išsiryškina ta tokia bendrystė, ta draugystė išeina kažkur tai, na, aišku, tai toksai, nu, jautrus klausimas, bet tai yra, man atrodo, meilės klausimas. Kaip Dievas pasirenka. Ir dar daugelis žmonių turbūt galvoja, ką vienuolys visą dieną veikia, tai gal gali truputėlį papasakoti apie savo dienotvarkę. Na taip, mes, aš gal aišku, mes meldžiamės, ne, yra malda, pradeda malda. Yra ir asmeninė malda, ir bendruomeninė malda, yra liturginės valandos tokios, kur meldžiamasi su visa bažnyčia. Taip pat yra valgom kartu, ar ne, tas irgi bendrysis laikas labai svarbu, pusryčiai, ar ne, kartu. Taip pat, nu, įvairiai, kas yra visokiausi užsiėmimai, ar ne, tas darbo laikas eina vienos į mokyklas, kitos eina į paskaitas, mokinasi, gal kitos, nu, kažkur tai darbo laikas, ar ne, kažkur tai mokinti, ar tai kažkokie, taip pat ir verdama, ar ne, vieną dieną verda pietus, vakarienė, ar ne, kažkoks, irgi užima, tai į parduotuvę reikia nueiti, ar tai ką, nu, toksai, tai va, tai meldžiamės, valgom, dirbam, taip pat važiuojama kartais laisvalaikiu. Čia aš tai Marės važiuoju maudytis, bet kartais ten su kita sesutė važiuojam, kartais maudytis su dviračiu, ar ne? Kartais su mašinėlė pasiemam, jeigu geras oras, bet ten vyresnės sesutės kur nors, ypač vasarą, tai važiuojam prie kokio ežero. Čia prie Žaltyčio buvom, ar tai čia... Ir automobilį dar vairuoti irgi. Taip. Nes irgi dažnai būna, o tai vienuolis vairuoja? Ir vairuojam, ir pėsčiom einam, ir su dviračiais, ir skrendam. Tai va, tai mes, nu, žinoma, ir sakau, yra, visko yra. Svarbiausia malda, bendrystė, ar ne, valgom, miegam, žaidžiam. Nu, bendraujam, ar tai skaitom, kažkas tai mėgsta gal kažkokį žaidimą žaidžiam kartu, kita gal mėgsti kažkokį, ar ne, kažką mezga, kita gal skaito, nu irgi tai pomėgiai, ne, ar tai žiūrim kartais ir kokį filmą įdomų, ar tai kartais einam ir į koncertus, šitais būna koncertai, čia dabar džiazo vakarai buvo, tai va, ten kitos irgi labai mėgsta, tai džiazus klausyti, ne, kitos kažkur tai į teatrą kokią nueinam, ar tai kažkokią, nu, irgi kultūros trupučiuką reikia. Tai va, tai mes, nu, kaip ir, nu, toksai kaip ir, nu, ir atskiros, ir tuo pačiu, ir kaip visi žmonės, ne, tas kaip ir jūs.
ir miegam, ir valgom, ir melčiamės, ir žaidžiam, ir bendraujam, ir skaitom, ir tobulinamės. Tai tų pomėgių tikrai vienuolystė neužgožia. Tikrai ne. Neužgožia. O va dar klausimas, kiek mes neaptarėm, kaip jaunimui, ką jaunimui duoda piligriminis kelionės, kadangi jūs minėjote, tik su vaikais dirbate, su paaugliais, ruošti sutvirtinimo sakramentams, tai va ką išsineša paaugliai iš piligriminių kelionių? Jo, šiemet kaip tik ir buvom tam jubiliejiniam, nes šiemet yra tie jubiliejiniai metai, ne, ir važiavome į Romą, va, ir Jovis buvo ir jį kartu. Ir, aišku, važiavome į Jakučio, palaiminto Jakučio į šventimus, bet papuolėme į kitą istorinį įvykį. Tai tikrai ta bendrystė, ne? Ta bendrystė, kur esame atskiri nuo tėvų, nuo savo šalies, ar ne? Ir ta bendrystė su kitais, kur buvo tos aikštėje šventos mišios, ar ne, kur matome tiek daug, ten 80 000 buvo, ar ne, ir tai važiavome į Asyžių, kur irgi matėme traukinyje, kad net nebuvo vietos, ant žemės sėdėjo, ar ne, tai irgi, ir matom visi tie jauni, tokie pat jauni kaip ir mes, ir kad, nu, vis tiek tas yra praplėtimas akiračio, kad ta piligrimystė, nes mes turėdavom ir kiekvieną dieną mišias, ar ne, ir kartu ir valgom, ir kartu einame, dalyvaujame tame ėjime, ar ne, ir tame nuovargyje, tame visame kartu buvime ir maldoje. Vis tiek viskas yra malda, ne? Aš nežinau, gali dar kažką pridėti, kol tu iš to jauno žvilgsnio. Tai man tai toj jubiliejiniai kelioniai, tai gal labiausiai, kas sužavėjo, tai irgi, kad pamačiau, kad tas katalikybės pasaulis yra žymiai didesnis negu kaip aš maniau, kad yra žymiai daugiau žmonių. Ir iš tikrųjų pamačiau, kad Roma iš tiesų, kaip jūs ir sakėte, yra toksai šventas miestas, toks krikščioniškas katalikybės miestas. Nes ten tiek tikrai vien 4 bazilikos aplankyti, ar ne? Tai yra, nuostabu. Ir kiekvienoje bazilikoje yra kiek ten tų šventųjų. Nu, tai čia, žinokit, kaip sakant, piligrimystė yra irgi labai, geras dalykas, nes, tu palieki savo namus, savo aplinką ir išeini, ar ne, kaip ir skaityk, kaip ir mes esame krikščionys, tikėjimas, tik ėjimas, ar negalim sakyti, tame kelionėje, ar ne, ta kelionėje, kaip Abraomui Dievas pasakė, palik savo kraštą, palik ir eik ten, kur pasakysiu. Ir piligrimystė, irgi tu, nors žinai tuos punktus, bet nežinai, kas bus, ar ne? Mes jau buvom nusiteikę Akučiui, atvažiavom į Pranciškaus popiežiaus laidotuvės, ar ne? Dar kitokie, kur ten reikėjo laukti, kiek ten mes vos ne 4-5 valandas laukti, kol įeisim į baziliką, ar ne? Ten ir giedojom, ir meldėmės, ir šokom, ir grojom, ir visaip, ir visi žmonės, ar ne, tiek laukti, bet irgi va, ta tokia yra nežinomybė, ne, nuotykis, ne, nuotykis, bet kartu, ir turime įveikti tai kartu, kažkokia, ar tai ten lietus irgi kartu, ar ne, bėgti į tuos autobusus, kur tenais vėluoja, ir ten ką, grūstis, ar ne, tai yra, irgi nuotykis kartu, ir kartu tas buvimas kartu, tikėjimas, kuris mus jungia, ar ne, ir kur būna kitas, kuris, gal mažiau, ar ne, kitas daugiau tiki, ir atsiranda tų tokių šaunių, kaip sakant, stebukliukų, kur sako, man reikėtų išpažinties. Aš pamiršau kaip, pasakyk kaip, nežinau. Ne, tai va tas toksai, kur toje atmosferoje, kaip sakant, išprovokuoja, arba tada tu kažkaip tai susimastai, kad tas toksai, tai tie stebugliukai, ar net tie perliukai tokie, kur bendrystėje vienas kitam padeda. Nes vienas gal tu nesugalvotum, čia nepatogu, nežinau, paskui vėliau, o čia, visai, tos malonės, ar ne? Visi nori tos malonės. Ir jie per tos vartus, ar ne, žinom, kad įeiti, ar ne, tai malonės stovi, ar ne? Ir visi norime tos Dievo karalystės buvimo, visi norime eiti į tą skleisti.
Nu, tai va, tai. Tai galima drąsiai teigti, kad piligrimystė augina dvasiškai ir Taip. brandina labai, ypatingai jaunimą. ar ne? Taip. Brandina vis tiek toksai, tu esi toliau nuo tėvų ir savarankiškumo. Savarankiškumo ir tokio, kad tu atrandi kažką naujo. Ir gal dar labai daug kas keliauja į visokias piligriminės keliones, ypač į Italiją, tikisi labai greitai ten per kelias dienas visur apvažiuoti, kai iš tikrųjų labai sunku visas bažnyčias apvažiuoti. Kaip tik ir žiūrėjau, įskaitant visas koplyčias ir panašiai, kad tu aplankytum Italijoje, jeigu tu kiekvieną dieną eitai į skirtingą bažnyčią, tu, kad visas bažnyčias aplankytum Italijoje, tau užtruktų 3 metus maždaug. Kiekvieną dieną. Ne? Jo. Tai gali 3 metus į skirtingas bažnyčias eiti ir vis tiek neaplankysi visko. Taip, net pačioj Romai, man atrodo, yra 365 bažnyčios, kiekvienai dienai po vieną. Aha. Bet man atrodo, kad kaip šiemet, ar ne, tas yra jubiliejus, kur yra labai daug ir tu kažką pamatai, ne, nes tu tiek daug, tau apsvaigsta galva, ten jau nebežinai, o paskui jau kitą kartą nori, tada jau toksai brandesnis, nori kažką pabūti. Pavyzdžiui, toj bazilikoje, ne, prie vieno šventojo, prie kito, jau toksai jau nori susipažinti jau giliau. Eini į tą tokią gilumą. Ne, arba ten pažįsti jau, vienur buvau ir toksai kaip užsinorinimas, bet dar daugiau kažko tai daugiau. Tai va. Tai manau, kad su šiais gražiais Sesės Marijos pasakojimais ir užbaigsim šį epizodą. Tad jeigu turėsit klausimų, tai būtinai klauskit, mes jūs galbūt perduosim Sesei Marijai. Jeigu tai susijęs su vienuoliniu gyvenimu, su vienuolystė, na ką dar jau vis gal pridurs ką nors. Tai ačiū labai, kad palaikot mus, kad parašot gerą žodį, ar tai klausimą užduodat, mums labai šie dalykai yra naudingi. Ačiū Sesei Marijai, kad prisijungė šiandien prie mūsų. Tikrai. Sutikau pabūt mūsų svečiu. Ačiū ir jums, jauniems žmonėms, ir ką norėčiau perteikti, kad nebijokite, būkite drąsus, kaip ir popiežius, kokios yra 3 dalykėliai. Sakė, pirmiausiai, būkite drąsus, malda ir taip pat draugystė. Nepamirškit, kad yra visame kame draugystė. Ne? O draugystė, tikrąją draugystę atveda Kristus. Ne? Kur veda Kristus, tai yra tikroji draugystė. Tai va, tai nebijokite. Ačiū. Ačiū.